patys organizuodamas, pavyzdžiui, jaunimo dienos, nėra šventė jaunimui, nėra vien šventė. Yra ir paskaitos, labai sunkiai ir labai atidžiai ieškome paskaitininkus iš įvairios vietos Lietuvos. Šiemet šitą vasarą važiavo iš Kauno, iš Vilniaus, iš Panevėžio žmonės, kurie kompetitingai pagal tą temą, kurią mes išrinkome, galėtų kalbėti jaunimui, kad jiems būtų ne šiaip fainai ir smagu būti kartu, bet kad jiems galėtume ir perduoti kažkokią gerą žinią, kad jie prisipildytų ne tik džiaugsmu, bet ir žiniomis, kad galėtų augti ir stiprėti, ne tik džiaugtis kartu, ne tik žaisti su mumis. Tai yra faina, bet tai yra priedas. Tai yra vieną kartą per metus, kur turime galimybę formuoti vaikus. Ir iš to paskui atsiranda gerų santykių, daug klausimų, daug įdomių dalykų, kurie būtent buvo kaip sėkla padėta per jaunimo dienos. Ir paskui auga ir paskui pratęsimas būna iš to. Nes organizuota šventė kaip šventė, yra visur ir buvo dabar savaitgalį Panevėžyje šventė didžiulė ir žmonės. Bet yra šventė, kur žmonės tam prasme eina dabar, prasilinksmina ir baigta ir šventės laiką. Tai aišku yra smagu ir reikia linksmintis. Bet linksmintis, kaip tikslas linksmintis, yra pasaulietiška, likti ir kaip tuščia, sakykime, kas už tai. Gerai, kad buvo faina. O mes norime, kad būtų ne tik faina, bet ir faina su formacija taip pat. Kad dar faina, kad gavo kažką, kad kaip žmogus gali patobulėti ir tai yra svarbu. Kokį lobį, Bronė, turit kapinėse? Mes turim lobį pakavotą prieš 25 metus pakavotą kryžių. Tas kryžius yra išsaugotas ir dabar pastatytas Pumpėnų miestelyje. O kuris buvo slepiamas? Jis buvo slepiamas prie apylinkės, prie, dabar koks ten medis, nežinau. Liepa, prie Liepos ten buvo stovėjęs. Bet Bronė, kas iš tos, žinot, istorijos, jeigu jaunimas nesimokys, jeigu malūnai nugrius, jeigu nieks neatsimins to mūsų tos istorijos, tai va mes, žinokit, Pumpėnuos, ką turim, tai labai diegiam jaunimui, kad mums reikia tą istoriją išsaugot, kad malūnai turi nenugriūt, juos reikia atrestauruoti ir ieško daugiau to paveldo, kaip didelis ir žydų paveldas Pumpėnuos yra, tai jaunimas turi suvokti, paimti rankas ir prisimti atsakomybę ir tą istoriją išsaugot. O tuo pačiu labai svarbus yra ir kultūrinis gyvenimas. Mes tikrai labai stengiamės kurti kuo daugiau renginių, netgi subūrėm Pumpėnų moterų ansamblį ir stengiamės dabar greitą rudenėlio šventę ir labai stengiamės, kad kultūrinis gyvenimas irgi vyktų. Ne tik jaunimui, gal biškį ir vyresniems žmonėms būtų kas veikti. Tai vadinasi Ąžuolyno aikštė, dėja toje aikštėje yra tik tai 2 ąžuoliukai, vienas labai jau kaip jau gamtos paminklas, ten virš 4 metrų apimties, o kitas sodintas Pumpėnų kraštiečių šiek tiek toliau. Ko ta aikštė žymė? Čia prieškarių aikštės pavadinimas buvo kitoks, buvo savanorių aikštė, šitoje aikštėje stovėjo savanorių paminklas. O čia dabar užpakalį manęs, matot, kunigo pastatytas ženklas atminimo mūsų kraštiečiui, kunigui Česlovui Kavaliauskui. Apie jį yra gražiausiai, galbūt įdomiausiai atsiliepęs šviesuolis kunigas Vaclovas Aliulis. Jis yra pasakęs tokį dalyką, kad sako, aš gyvenime sutikau daug iškilių žmonių, daug talentingų žmonių, bet genialų žmogų tik vieną. Būtent Česlovą Kavaliauską. Kuo jisai buvo genialus, iš tikrųjų, čia ne vien tik jo pasakymus, galbūt ir mano tokia nuomonė, kad jis iš mūsų krašto yra tikrai toks, galbūt nėra labai žinomas, bet iš tikrųjų jo darbai, jo protas, jo
sugebėjimai tikrai buvo genialūs ir mums dar daug kas yra nesuprantama iš tos veiklos. Jeigu trumpai apie jį, tai jisai vienas iš 3 švento rašto vertėjų. Jeigu, pavyzdžiui, vienas iš pirmųjų, taip pat iš mūsų krašto kilęs Juozapas Skvireckas vertė šventą raštą 27 metus, tai Česlovas Kavaliauskas išvertė per 4 metus. 4 metai ir buvo labai, sakykime, įvertinti. Ir dabar, jeigu žiūrėti, jeigu kas jau turite šventą raštą namuose, pasižiūrėkit, daug kas nežino, versta Česlovo Kavaliausko. Šiuo metu jau yra išleista, jau pasakyti, prieš porą metų buvo 17 leidimų, jau dabar galbūt jau artėja prie 20 leidimų. Jisai gimė čia Pumpėnuose, jo seneliai palaidoti Pumpėnų bažnyčios šventorijoje. Jų giminė čia tikrai nuo seno gyvena, kada jie čia atsirado, sunku pasakyti. Visą gyvenimą jie buvo aktyvus, pasireiškė ir pirmajam sukilime jo seneliai dalyvavo 1863 metų sukilime.